pamokos tema yra, kas lemia šalies klimatą. Tai kokie tie pagrindiniai veiksniai, kurie būtent lemia mūsų orus, kokios yra pagrindinės oro masės vyraujančios Lietuva ir užduosiu savarankišką darbą, kurį turėsite pristatyti iki kitos pamokos. Na, pirmiausia, kas tai yra klimatas, aš jau tikiuosi, kad jūs tai žinote. Tai yra orų pasikartojimas toje pačioje vietoje, ar ne? Ir kas būdinga, tai jiems būdingi tokie vienodi dėsningumai, tai yra panaši metinė oro temperatūra, kritulių kiekis ir tie patys vyraujantys vėjai. Tai yra daugiamečių stebėjimų duomenimis šitie pagrindiniai bruožai yra vienodi. Na ir Lietuva, jūs jau žinote, kad yra vidutinių platumų klimato juostoje, čia yra 4 metų laikai, na, o kadangi turi Lietuva priėjimą prie jūros, tai pas mus yra pajūryje jūrinis klimatas ir keliaujant į gilumą, būtent šalies į rytus, pereina į žemyninį. Kas būdinga pagrindiniai bruožai, tai švelnesnės žiemos pajūryje ir, aišku, šiltesnės vasaros rytiniuose Lietuvos regionuose. Taigi, pagrindiniai veiksniai, kurie lemia klimatą, tai yra saulės spinduliuotė, vakarų oro masių pernaša, reljefas, nuotolis nuo jūros, aukštis virš jūros lygių, jūrų srovės ir žmonių ūkinė veikla. Tai pirmiausiai pakalbėkime apie saulės spinduliuotę. Jūs žinote, kad arčiausiai pusiaujant esantys regionai gauna daugiausiai saulės spindulių, na, o keliaujant link ašigalių, gaunamos saulės spindulių kiekis mažėja, ar ne? Ir tai priklauso nuo būtent metų laikų ir nuo būtent to kampo saulės, ar ne? Tai visas gaunamas saulės energijos srautas yra vadinamas bendraja saulės spinduliuotė. Na ir galit pasižiūrėti, kiek maždaug gauna tų saulės spindulių Lietuva. Tai pasižiūrėkit, ar ne, tai yra žalia spalva, tai yra maždaug nuo, sakykime, 1000 iki 1200 kW į kvadratinį metrą. Toks tai būtų. Na, aišku, šiauriniuose regionuose, aišku, jos jau mažiau gauna, o pietiniuose daug daugiau gauna. Tai palyginus su pusiauju, tai Lietuvoje yra dvigubai mažiau gaunamų saulės spindulių kiekio. Tačiau, jeigu paanalizuotume visą Lietuvos teritoriją, ar ne, tai šiauriniai regionai to būtent kiekio gauna mažiau. Čia mes matome jau kitais vienetais, tai yra kilodžiauliais į kvadratinį centimetrą. Kaip matote, iki 352 maždaug kilodžiaulių į kvadratinį centimetrą. O pietinė dalis, kadangi arčiau vis tiek išeina pusiaujo, gauna šiek tiek daugiau, pažiūrėkit, 368 kilodžiaulius į kvadratinį centimetrą. Tai tas platuminis ištęstumas yra, ar ne, šiauriniai regionai mažiau, pietiniai gauna daugiau. Na ir dėl to, kad aš jau sakiau, ar ne, pietuose saulės spinduliai krenta šiek tiek stačiau, dėl to tos saulės energijos gauna. Na ir reikėtų pasakyti, kad prie jūros, jeigu yra saulės spindėjimo trukmė ilgesnė, todėl kad čia daugiau tų saulėtų dienų šiek tiek, dėl to ir gauna daugiau saulės spinduliuotės. Patys saulėčiausi mėnesiai galėtume išskirti, tai yra gegužis ir rugpjūtis, ar ne, tai yra vasaros laikotarpiai, kada maždaug saulė šviečia vidutiniškai po 230-270 valandų, o mažiausiai būna jau, sakykime, žiemos tuo tamsiuoju periodu, lapkritį, sausį, po 30 ir 45 valandos. Tai pakankamai didelis skirtumai, ar ne? Ir taip pat kalbėtume apie tas apsiniaukusias dienas, labai daug būna apsiniaukę tuos žiemos laikotarpiu, maždaug 80% dangaus skliauto būna padengta debesimis, o vasara būna tik tais 5-10
tokių dienų per mėnesį, tai tas skaičius gerokai yra mažesnis. Na ir apsiniaukusių dienų vidutiniškai per metus yra apskaičiuota, kad 150, ar ne, tai tas skaičius yra žymiai mažesnis negu šviesių dienų. Ir kaip sakiau, būtent vidutinėse platumose aukštis Saulės virš horizonto ir dienos ilgumas vasarą ir dieną gerokai skiriasi, ar ne, atsimenam tą Žemės judėjimą aplink Saulę, tai energijos kiekis, ta prietaka Lietuvoje skirtingais metų laikais nevienoda ir daugiausia mes Saulės gauname, aišku, vasaros laikotarpį, apie 50%, o žiemą gerokai tas kampas sumažėja ir pats šviesusis paros metas sutrumpėja, atsiranda daugiau apsiniaukusių dienų, dėl paviršių pasiekia tik tais 5% saulės spinduliuotės, ar ne, labai mažas kiekis. Na ir čia galite pasižiūrėti, kiek gaunamo būtent bendroji saulės spinduliuotė vidutiniškai skirtingais būtent metų laikais. Tai yra sausis ar ne, žiemos laikotarpiu, pasižiūrėkit, tada pavasario laikotarpiu, vasaros laikotarpiu daugiausiai ir čia mes turime taip pat rudens laikotarpį, panašiai kaip ir pavasario. Tai va. Na, kam reikalinga, kur dingsta saulės spinduliuotė, tai žinoma, kad labai daug jos yra sunaudojama išgarinti vandeniui, ar ne, tai jeigu Lietuvoje vidutiniškai iškrinta maždaug 700 mm kritulių, tai išgaruoja 450 mm, o visas vanduo kaupiasi būtent jau tas jų perteklius ežeruose, pelkėse, upėse nuteka. Taip. Kalbant apie oro mases ir jų įtaką klimatui, reikėtų prisiminti, kad oro masės juda ir perneša šiltesnį arba šaltesnį ar ne orą ir kartu atneša būtent kritulius, kažkokią tai drėgmę. Tai kadangi būtent vidutinėse platumose yra vakarų vėjai vyraujantys ar ne, vakarų perneša, tai visos oro masės atkeliauja iš Atlanto vandenyno, juda iš vakarų į rytus. Todėl labai drąsiai galim sakyti, kad Lietuvoje būtent didžiulę įtaką turi Atlanto vandenynas oro masių formavimusi. Na ir jeigu pasižiūrėsite į vyraujančių vėjų kryptį, mes matom, kad labiausiai ir vyrauja būtent tie pietvakarių, vakarų vėjai Lietuvoje, pasitvirtina ar ne, kad vakarų perneša yra. Taip pat labai svarbu vaidmenį atlieka, jūs žinote, Golfo srovė, kuri būtent ties Europą vadinama šiltąja Šiaurės Atlanto srove. Jinai plukdo labai šiltą vandenį būtent iš atogrąžų ir taip veikia kaip šildytuvas. Tai maždaug 10 laipsnių pakelia žiemos mėnesiais Europos klimatą, palyginus su tomis pačiomis platumomis, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje. Na ir čia būtent dėl to formuojasi šiltos ir drėgnos jūrinės oro masės, kurios atkeliauja į Europą, ko pasekoja iš tikrųjų vasaros laikotarpiais šitos oro masės vėsina šiek tiek klimatą, o žiemą atvirkščiai šildo, šiltesnės būna žiemos. Ir aišku, visais tais metų laikais atneša ir kritulių. Tačiau gali būtent į Lietuvą įsiveržti ir kitos oro masės, nebūtinai tik iš Atlanto vandenyno. Tai gali ir iš sakykime, Rusijos teritorijos, iš rytų Europos atkeliauti oro masės, gali iš pietų atkeliauti, iš atogrąžų kraštų šiltesnės, netgi iš Arkties vandenyno šaltesnės ir sausesnės gali atkeliauti. Na, jeigu kalbėtume dar apie tą būtent klimatą, tai aš jau sakiau, ar ne, kad Lietuva yra pereinamojo būtent iš jūrinio į žemyninį klimato tipų, kadangi visa teritorija pas mus yra čia esam žemumų kraštas, ar ne, tai gali patekti visos oro masės, tik tais šiek tiek sunkiau atkeliauja tos šiltosios iš pietų, nes čia kalnų regionai, Alpės, Karpatai, ar ne, kuriuos šiek tiek trukdo atkeliauti link mūsų kraštų, tačiau tikrai kartais užklysta.
Ir jeigu pasižiūrėtume į šitą oro masių būtent lentelę, tai čia galit pasižiūrėti, kaip dažnai kokios oro masės atkeliauja į Lietuvą, iš kur jos atkeliauja ir kokios pagrindinės yra orų savybės tuo laikotarpiu, kada būna atkeliausi tam tikra oro masė. Na, tai dažniausiai pas mus, kaip ir sakiau, tai yra vidutinių platumų jūrinė oro masė atkeliauja iš Atlanto būtent šiaurės rytų ir jinai daugiausia pas mus vyrauja. Žiemą būna šalta ir drėgna, apsiniaukia orai, taip pat atneša ir lietaus, ir šlapdribos, jeigu žiemos laikotarpiu. Na, o vasaros laikotarpiu, jeigu atkeliauja, tai būna drėgna, vėsoka, lietinga, tikrai ir audrų atkeliauja su šita oro mase daug. Antroje vietoje būtų vidutinių platumų žemyninė. Tai jinai atkeliauja būtent jau, kaip ir sakiau, iš rytų Europos, iš vakarų Azijos, ar ne, iš Rusijos tos teritorijos. Ji jau priešingai, ar ne, negu jūrinė yra sausa ir žiemą atneša saulėtų orų, šalta būna tada, o vasaros laikotarpiu karštų ir saulėtų, bet be kritulių orų. Tai va. Tai jūrinė lietutė atneša, žemyninė atneša sausą. Tai šitą reikėtų atsiminti. Pasižiūrėkim, kas toliau atkeliauja. Trečioje vietoje būtų arktinė jūrinė oro masė iš Arkties vandenyno. Ji labai šalta, labai stiprius šalčius atneša žiemos laikotarpį ir sniegą, na, o pavasarį netgi gali būti ir šalnos. Na ir kitos rečiau jau pasitaikančios, tai arktinė žemyninė iš šiaurės rytų Europos. Ji yra sausa ir šalta, labai šalta būna pas mus Lietuvoje, kai jau tie minus būna 20 laipsnių ir aišku daugiausia pasiekia žiemos laikotarpiu. Ir yra tos atogrąžų oro masės, kaip sakiau, nors ir trukdo kalnų barjerai atkeliauti, tačiau šiek tiek atkeliauja, tai atogrąžų žemyninė iš Afrikos, iš pietvakarių Azijos, kurie atslenka, atneša tikrai karštus ir sausus orus, ypač vasaros laikotarpius labai karštus, o rudenį kai mes turim bobų vasarą, dažniausiai tai būtent ta atogrąžų žemyninė oro masė ir vyrauja. Šilti orai, malonus būna taip. Ir mažiausiai pasitaikanti atogrąžų jūrinė iš vidurio Atlanto, iš viduržemių jūros atkeliaujanti ir jeigu jinai atkeliauja tuo laikotarpiu, tai būna šilta ir drėgna. Tai va, tokios būtų pagrindinės oro masės, tai jums tikrai reikėtų žinoti, kurios vyrauja daugiausiai ir kad kokie skirtumai, kokie orai būna vyraujant vienai ar kitai oro masiai. Na, o dabar jums bus duotas savarankiškas darbas, kaip ir aš jau minėjau. Šitą savarankišką darbą jūs turite daryti savo sąsiuviniuose ir atsakyti į šitos pagrindinius klausimus. Tai yra visa informacija, kuri bus reikalinga savarankiškam darbui, yra duota mano skaidrėse. Jokios papildomos informacijos jums nereikia ieškoti internete. Tai yra pagal mano duotus žemėlapius jūs turėsite nustatyti, koks slėgis vyrauja Lietuvoje. Tai atsimenat, kad normalus slėgis yra 1003 hektapaskaliai, vidutinis oro slėgis yra 1013 hektapaskalių. Kada bus daugiau, tai tada bus aukštas slėgis, kada bus mažiau, tada bus žemas slėgis, ar ne? Tai pirmas, ką jūs turite parašyti, koks vyrauja slėgis tuo nurodytų laikotarpiu. Antras, tai yra įvertinti, remiantis, ar ne, vėjo kryptim, remiantis kitais parametrais, kuriuos parodysiu, įvertinti, kokia tai galėtų būti oro masė, ar ne, jūs žinote, kad vėjas pučia iš aukšto slėgio į žemo slėgio sritį, pagal tai jūs galite nustatyti kryptį, ar ne, pučiančių vėjų, na ir galima tada nustatyti, iš kur atkeliauja, iš kurios teritorijos atkeliaus tos oro masės. Tai va. Trečias yra aprašyti vyraujančios oro masės savybės ir orus, tai čia jau kai nustatysit, iš kur jinai atkeliauja, pagal tą mano lentelę, tada aprašysit, kokie orai ir kokios tos oro masės savybės. Ir trečias, pabandyti sudaryti orų prognozę, tai yra pagal tos mano duotus žemėlapius, kokia yra oro temperatūra, kokie krituliai ir debesuotumas, vėjo kryptis ir vėjo gūsingumas. Ir bus du miestai Klaipėda ir Vilnius ir pabandyti
prognozuoti, kaip galėtų būti po valandos. Na, tai dažniausiai vėjas tai greitai nesikeičia, ar ne? Krituliukus jau pasižiūrėkit, ar sugebės nuslinkti ar ne, o kokia būtų oro temperatūra. Tai pirmas žemėlapis yra atmosferos slėgis, kaip matote, ar ne? Aukštas slėgio centras, žemos slėgio centras, pagal tai Lietuvos teritoriją mes šitoj vietoj turim, tai jūs nusistatot, koks šitas slėgis, žemas, aukštas ar vidutinis. Ir pagal mano duotus žemėlapius, temperatūros, kritulių, vėjo krypties ir greičio ir vėjo gūsingumo žemėlapius, nustatot Vilniaus ir Klaipėdos būtent tuos parametrus dabar ir pabandykit prognozuoti po 1 valandos. Tai dar tuos žemėlapius aš jums išdidinau, jeigu norėsit pasižiūrėti atskirai kiekvieno ar ne, temperatūra, krituliai ir debesuotumas, vėjo kryptis ir vėjo gūsiai. Tai praktiškai visi jie sudėti čia į vieną skaidrę, remkite šitai žemėlapiais ir atlikite savarankišką darbą. Lauksiu iki kitos pamokos. Ačiū už dėmesį.